Mergaitė žaidimo aikštelėje. Kai jai buvo 7 metai, berniukas ją pastūmė žaidimo aikštelėje. Ji krito stačia galva į purvą ir burnoje pajuto žvyro gurkšnį ir kraujo linijas, vejančias viena kitą jos kojomis. Kai jų papasakojo savo mokytojai, kas atsitiko, ta nusijuokė ir pasakė: berniukai bus berniukais, mieloji, neleisk, kad tavęs tai neramintų. Tikriausiai jis tiesiog mano, kad esi žavi, bet reikalas tas, kai sakote mažai mergaitei, kurios dantyse yra akmenų ir nuospaudų ant kelių, kad skausmas ir dėmesys yra tas pats, mokote ją, kad berniukai savo meilę demonstruoja per agresiją, ir iš jos išauga jauna moteris, kuri nuolat maišo juos abu, nes niekas jos neišmokė skirtumo. Berniukai bus berniukais, virsta, taip jis parodo savo meilę, ir mėlynės pradeda jaustis kaip lūpų įspaudas. Ji eina į vidurinę mokyklą su išmušta burna ir sako, kad jai buvo smogta krepšiniu kamuoliu, o ne kumščiu. Vienas suaugusysis, kuriam pasipasakoja Bara, žinai, kad jis lengvai praranda savitvardą. Kodėl po velnių turėjo jį išprovokuoti? Todėl jis susitraukia, susilanksto į save, krūpteli kiekvieną kartą, kai vyras pakelia balsą. Sulaukusi 16 metų, ji gerai išmoksta savo darbą. Būk tyli, būk švelni, būk lengvabūdiška, neduok jam priežasties, bet nepaisant visų pastangų jis vis tiek randa vieną. Berniukai bus berniukais, aidėjo jos galvoje. Berniukai bus berniukais, jis taip nedaro tyčiomis, jis negali susilaikyti. Jei vėl 7 metai žaidimo aikštelėje, su pilna burna akmenų ir kraujo, kurios skonis kaip varinė meilė, nes berniukai bus berniukais, vaikelė, ir nežinai. Taip jis tik parodo, kad rūpi. Jei dabar 18 metų ir jie girti, per sekundės dalį jos žodžiai patenka į jų ausis, sugadinami. Kaip stiklinė relikvija perleista tarp kartų rankas, ji norėjo, kad jie atplėštų jam rankas, bet jos susisuka į kumščius, ir staiga jo kumščiai atsiduria ant jos, o jos galva atsitrenkia į sieną, ir visi prakeikti žodžiai pasaulyje negalėjo jos išgelbėti šią akimirką. Kitą dieną jį paliečia mėlynę. Berniukai bus berniukais, agresija, afekcija, smurtas, meilė. Kaip jį juos išskiria, kai taip anksti sužinojo, kad jie yra neatskiriamai, surišti įsipainioja į nuolatinį karo virvės traukimą. Ji piešia sutapimų ženklus ant savo sienų bučinių ir mėlynių santykio. Viena jos miegamojo pusė nusidažo purpurinę spalvą, kita jos kūno pusė. Berniukai bus berniukais, bus berniukais, bus berniukais. Kai jai 20 metų, berniukas paliečia jos klubus ir jį pašoka. Jis klausė jos, kas po velnių išmokė ją tai bijoti, ir jį nori juoktis. Argi jis nežino, kad berniukai bus berniukais? Jai prireikė 13 metų, kad išmoktų tą pamoką iš žaidimo aikštelės. Taigi manau, ką bandau pasakyti. Kalbėsiu, kol mano balsas užkims, kad mano mažoji sesutė suprastų, jog agresija ir meilė yra du visiškai skirtingi dalykai. Vaikeliai egzistuoja skirtingose visatose. Mano dukterė čia dar nemoka net kalbėti, bet manau, kad dabar pradėsiu nuo jos. Niekada nepriimk pasiteisinimo, kad berniukai bus berniukais. Niekada neleisk jam tai padėti ant tavęs rankų. Jei matai jo akyse liepsnojančią neapykantą, niekada nepainiok jos su meile. Vaikeliai, meilė neskaudės, kai ateis. Vasarai jos nereikės slėpti po ilgomis rankovėmis. Ir vienintelė priežastis, kodėl jis turėtų ištiesti ranką, yra tam, kad laikytų tavoje.